Sveiki, mėlėjai. Lankausi Ispanijoje, Mursijos mieste, Corvus gamykloje. Gamykloje, kuri gamina tokius bagius, pavadinkim tai bagiais, traktoriukus, automobiliukus, utility klasės, skirtus rimtam darbui. Yra 3 variantai. Yra vienas elektrinis, yra šiek tiek mažesnis DX4S ir didysis modelis DX4. Prieitim šiek tiek arčiau prie DX4S mažiuko automobilio. Jis yra mažesnės bazės, 80 cm trumpesnis negu ilgasis modelis, 20 cm siauresnis, bet turi lygiai tokias pačias savybės bekelėje kaip ir didysis brolis. Pravažiavom per visą bandymų ruožą, tikrai ir video pamatysit, važiavom ir per kalnelius, ir per uolas, ir per duobes, su viskuo tvarkosi paprastai, net neturėjom daugumoje situacijų jungti priekinio tilto ir sukibimas buvo puikus. Viskas dėl to, kad parinkti teisingi reduktoriai, perdavimo skaičius teisingas, todėl jam nereikia didelių apsukų, o viskas pasiekiama per dizelinį sukimo momentą. Šitas mažylis turi tokią metalinę, svarbu paminėti metalinę krovinių dėžę, kurioje galima vežti 250 kg. Pasikelia ant tokių cilindriukų, bet galima užsakyti ir elektrohidraulinį pakelimą. Čia slepiasi variklis. Čia yra be pakopė CVT transmisija. Iš galo taip pat gali tempti priekabą visi išvadai padaryti. A tipo transmisija su didelės eigos amortizatoriais. 600 kg gali tempti. Galima komplektuoti ne tik su tokiais tinklais, kaip matote čia, bet gali būti ir pilna kabina su stiklinėmis arba plastikinėmis durimis. Bendra galia 22 arklio galios, and the bigger one 24 arklio galios, tai atrodo 2 arklio galių skirtumas, bet skirtumas jaučiasi, kad yra žymus. Taip pat svarbu paminėti, kad maksimalus greitis priklausomai nuo homologacijos, kokią pasirinksite iš gamyklos, yra 40 arba 60 km/h. Bandom mažai brolį DX4S, nors tai yra trumpos ir siauros bazės modeliukas, bet aš sėdžiu lygiai taip pat patogiai. Vairas yra kažkiek reguliuojamas aukštyn žemyn, man tai patogu. Šitas yra be durų, tik tai su medžiaginiais šitais tinklais, kad neiškryščiau. Važiuojam per tas pačias duobes, kur važiavom ir su didžiuoju, ir pakaba veikia lygiai taip pat minkštai. Matot, ir mane filmuoja, ir pats neiškrentu, sėdžiu savo patogiai ir važiuoju neįjungęs nei priekinio tilto, nei diferencialų blokatoriaus ir paaukštintą pavarą judu. Aišku, per šitą kalnelį, kur turėtume pakibti ant pilvo, tai nepakibsi, nes šitas dar trumpesnis, tai jam čia iš vis nebus problemų. Tas sausas ispaniškas gruntas, tai žinokit, taip kimba prie ratų, kad čia jam nėra ką veikti. Reiktų atsivežti į Lietuvą vieną, palaukti gero lietaus, dar tikrai po sniego tirpstančio rastume gerų balų, tai kaip manot, reiktų tokiam atvažiuoti į Lietuvą? Galbūt ir atsirastų vienam kitam ūkyje. Ką pasakysit? Įsivaizduokit, kad turi sudėtingą privažiavimą statybų aikštelėje prie objekto, kur daug purvo, traktoriai, saviverčiai, viską išmalę. Taigi nevažiuosite su savo Land Cruiseriu ar Hiluxu gražiu arba su X5. Aikštelėje peršokat į tokį bagiuką ir važiuojat, kur jums reikia. Kažkaip man šitas žvalesnis atrodo. Go on the side. This feels more agile for me. Važiuojam pilnu gazą per tokią. Važiuosim to į kalnelį, į tą patį iš akmenų, pažiūrėsim, kai čia jis tvarkosi su siaura baze su to kalno. Nu kaip tvarkosi? Važiuoja. Tokių akmenų tai įtariu, kad ir nerastumėt pas mus Lietuvoje.
Viskas, ką reikėjo padaryti, tai jungti 4 varomus, truputį gazo, pažemintą pavarą ir įveikėm netgi tokią kliūtį, į kurią net įprastai ir turbūt nevažiuotume. Važiuojam čia per tokius laiptus. Ten kažkokios armatūros iš rąsto. Pravažiuosim ir šitas duobes, kur yra šiaip didelė tikimybė pakibti, kur ratas neprisuktų, ir šitos vietos puikiai parodo, kaip veikia pakabos darbas ir diferencialai. Čia dar užsirūkyt galėčiau važiuodamas. Bet šitas gal šiek tiek daugiau siūbuoja negu didysis dėl savo siauresnės bazės. Ar pajaučiau? Nu nepajaučiau. Puikiai.